Rubrikoje Sportas apie tai, kaip vyrai lenktyniavo. Kauno rajone Lapėse Ramė miestelio gyventojų kasdienybę nuspalvino ryškiaspalviai motociklai ir jų savininkai. Šių metų Lietuvos ir Baltijos šalių klasikinio enduro čempionato pirmojo etapo starte net 55 sportiškai pikti ir ambicingi enduro stiliaus važiuotojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Vienas varžybų organizatorių Tadas Garšva pasakojo, kad tai dar tik antrosios tokio stiliaus varžybos Lietuvoje. Todėl jie mokosi organizavimo, o daugelis dalyvių važiavimo subtilybių. Kai kuriems iš pirmame Lietuvos ir Baltijos šalių klasikinio enduro čempionato etape važiavusių lietuvių varžybinio važiavimo jau yra tekę ragauti Ukrainoje, Latvijoje ir Estijoje. Šitas sportas yra šeimų sportas ir jis yra su giliom tradicijom. Mūsų veteranai ir seniorai, veteranas praeitų metų Baltijos šalių čempionas, senioras irgi prizininkas, sakykime, ta vyresnioji karta ir seni motociklistai, sakykime, profesionalai buvę, jie atitinka šitą lygį, šitą europinį lygį, o jaunimas putelį dabar turėtume mes jį paauginti šiaip. Dar nėra to jaunimo tokio, kurie galėtų konkuruoti su šios dienos E1, E2, E3 klasės sportininkais. Nors jau kažkokių tai yra ten žmonių, kas galėtų pasibelsti. 35 km trasoje 2 specialūs testai. Enduro apie 2 km 800 metrų, smėlio testas apie 3 km, 2 kontroliniai punktai ir smagus pravažiavimai. Pirmą dieną sportininkai įveikinėjo 4, antrą dieną 3 ratus. Varžybų organizatoriai pripažįsta, kad dvigubai ilgesnė trasa bei papildomas Extreme testas šios stiliaus varžybas priartintų prie pasaulinių standartų. Lietuviška klasikinė enduro trasa buvo paruošta taip, kad galėtų palikti neišdildomą įspūdį tiek mūsų šalies atstovams, tiek ir svečiams. Enduro testas, jisai iš tikrųjų toks labai yra įdomus ir pakankamai klastingas ir sudėtingas molio pagrindų ir vieno smėlio testas. Tai jisai toks iš tikrųjų labai geras, jisai vykęs, jisai pakankamai greitas, techniškas ir reikalauja iš sportininkų meistriškumo. Šiaip tiek šitas testas, tiek anas jie yra pakankamai aukšto lygio. Mano kolegos iš Latvijos, Estijos labai gyrė tos abudu testus, jie labai patenkinti, vienas sakė, kad tai yra Ispanija, kiti sakė, kad tai yra Europa. Gal šiek tiek žymėjimas sakė, kol yra prastesnis galbūt kai kuriuose vietose, bet tai iš klaidų mokomas. Iš principo viskas gerai kol kas. Greitai ir techniški enduro ir smėlio testai pareikalavo didelio meistriškumo. Juk kiekviena uždelsta sekundė tik sėdavo ne jų naudai. Enduro motociklų sporto šakos unikalumas tame, kad trasa visada driekėsi bekelė, visada kupina įmantriausių kliūčių ir žinoma, privalo būti sunki. Tai ne vienos, o 2 dienų varžybų formatas, todėl čia puikiai galimybė pasikalbėti su savo ištverme. Kaip ir kiekviename sporte, taip ir šiame sportininkas privalo maksimaliai susikoncentruoti ir taip siekti tikslo iki galo. Svilinantis karštis ar pliaupiantis lietus ir po kiekvieno sportininko važiavimo kintanti trasa – tai faktoriai, kurie daro stiprią įtaką važiavimams.
enduro trasa tai visada labai įvairus reljefas. Todėl intriga užsimesga nuo pat pirmų starto minučių. Lietuvos ir Baltijos šalių klasikinio enduro čempionato pirmame etape tikras Baltijos šalių enduro žvaigždžių desantas. Tarp garsių vardų ir buvę šių metų Lietuvos atstovas Dakaro ralyje Gintautas Igaris. Seniorų klasėje po 2 dienų važiavimo užėmęs 2 vietą. Enduro moto stiliaus važiuotojai lengvų kelių neieško, todėl savaitgalį stebint juos pakrauna puikiu adrenalino užtaisu. Sezonas tik prasidėjo, todėl bent kartą privalu rasti laiko ir turbo enduro emocijų paketą patirti drauge. Šiaip tai tokia mintis yra daug sportininkų krosistų, kurie jau galbūt krosų yra per seni, tai mes jas labai norėtume pakviesti išbandyti save enduro trasose, nes jie tikrai čia save rastų ir dar labai daug galėtų kur realizuoti ir tuo pačiu pakelti tą Lietuvos enduro kartelę.